Kuo daugiau moteris viską susitvarko pati, tuo mažiau kas nors apskritai paklausia, kaip ji laikosi. Bendraudama su moterimis, ypač Lietuvoje pastebi tokią tendenciją. Jos viską daro pačios. Ir tada labai greit visi aplink pradeda galvoti, kad čia ne moteris, o UAB paslaugų centras. Visada visiems padedanti. Vaikai aprengti, namai švarūs, darbai padaryti. Nu, atrodo tobula moteris. Vyras gyvas, visi pavalgę. Ir tada niekas nebeklausia, o kaip tu, brangioji, laikais. Nes visi tiesiog priprato prie to, kad tu viską visada pati padarysi. O ne prie tavęs kaip žmogaus, kuris irgi gali pavargti, kuris irgi turi skirti laiko savo. O paskui ta pati moteris vieną dieną sėdi savo mašinui prie Maksimos ir kokias 7 ar 12 minučių spokso į eilinį bomžą prie soliuko su bonka, nes jeigu dar vienas žmogus kažko dar jos paprašys ar paklaus, ji tiesiog išeis gyventi kartu, nors ir su to bomžu, nes viskas taip daėdė, kad jau atsibodo. Ir blogiausia, kad visi tada labai nustembo. Kaip čia taip? Juk ji viską taip gerai pati susitvarkydavo, tokia būdavo savarankiška, visada tokia faina. Jo, bet viskam yra ribos. Moteris, ar teisingai sakau?